2024 metų top meno naujienos. Pažiūrėkime, kas mus stebino Lietuvoje. Vasaros pradžioje Panevėžyje duris atvėrė svarbus naujas šiuolaikinio meno centras Stasys Museum, pavadintas talentingojo menininko Stasio Eidrigevičiaus garbei. Čia įsikūrė nuolatinė jo darbų ekspozicija, o kartu vyksta ir kitų menininkų parodos. Į Lietuvą atkeliavo Renesanso meistrų šedevrai. Valdovų rūmuose eksponuoti Botticelli ir Tiziano kūriniai. Tai reta proga pamatyti tokio masto meistrų šedevrus gyvai Vilniuje. Rimtas pareiškimas tarptautiniam meno pasauliui buvo pateiktas su Lietuvos meno sezono Paryžiuje paskelbimu. Per 3 mėnesius trukusią intensyvią programą Lietuvos kūrėjų parodas, performansus ir pasirodymus aplankė 500 000 lankytojų. Į UNESCO nematerialaus paveldą įtraukta mūsų gražioji, nuostabioji dainų šventė, kuri šiais metais paminėjo solidžią viso 100 metų sukaktį. Gal teko joje dainuoti arba šokti, ar tiesiog stebėti? Tauro kalno viršūnė nebeplika. Šiais metais pradėtos nacionalinės koncertų salės statybos pagaliau. Jų kaina siekia net 120 milijonų eurų. O kas įdomaus įvyko už Lietuvos ribų? Svarbų ir tikriausiai neišvengiamą pokytį pažymėjo pirmasis už $1 milijoną aukcione parduotas humanoidinio roboto sukurtas paveikslas. Simboliška, kad šis kūrinys yra kompiuterių tėvo Alano Turingo portretas. Šiais metais impresionizmui suėjo garbingi 150 metų, o siurrealizmui sukako 100 metų. Šią progą Paryžiaus muziejai surengė parodas, kuriuose švęsti susitiko ir Degas, Monet bei Renoir kūriniai. Dideli sveikinimai impresionizmui ir siurrealizmui. O kaip manai, už kiek buvo parduotas brangiausias meno kūrinys šiais metais? Parašyk savo spėjimą komentaruose. Na ar parašei? Tai buvo Christie's aukcione parduotas René Magritte paveikslas už $121 milijoną. Labiausiai viral, arba kitaip sakant, populiariausių meno kūrinių šiais metais tapo bananas. Šis Mauricio Catalan prie sienos priklijuotas bananas buvo parduotas už neįtikėtiną $6 milijonų sumą. Kripto milijonieriui, kuris jį tiesiog suvalgė. Šiais metais Indonezijoje buvo atrastas iki šiol seniausias urvas su uolų piešiniais. Tai reiškia, kad vizualiniai žmonių kūrybai yra jau net virš 51 200 metų. Jei patiko ši apžvalga, nepamiršk paspausti subscribe mygtuko bei palaikink šį video. Ačiū, kad žiūrėjai ir susitikime kitais metais.